Vakar, rugpjūčio 22 dieną, Balstogėje įvyko konkursas, jau 13-asis mūsų kulinarinis paveldas regionų skoniai. Šiais metais į konkursą mūsų kulinarinis paveldas pateko Regina Pitlienė iš savo įmonės Reni, pasiūlė tortą Napoleonas. Ir pasirodo, vakar vykusiuose eliminacijose Reni gaminys, tortas Napoleonas, buvo nominuotas pagrindiniam prizui Perlui. Napoleonas buvo išskirtas iš virš 120 produktų, kuriuos pristatė 80 gamintojų. Tai reiškia, kad labai aukštai buvo įvertintas, nes tokių nominantų buvo 5. Koks buvo tavo pirmas iškeptas pyragas, ką atsimeni, kada tu iš vis pradėjai kepti, kas tave mokė? Nuo pat vaikystės žinau, kad man įdomino tas amatas, bet nežinojau, kad aš kepsiu iš viso. Labai dažnai padėdavau močiutė, jau aš visą laiką tą visiems sakau, nes ji buvo garši šeimininkė. Grybukus dažyti gal ėmė dėl to, kad mano pirštai mažai buvo, ar man pavykdavo, bet visą laiką imdavo į pagalbą. Močiutė kepdavo pyragus, reiškia močiutė. Mama krosnį kūrendavo, o močiutė pyragus kepdavo. Ir žiūrėdavau labai dažnai. Paskiau buvo toks etapas, jau suaugau, ištekėjau ir vėl patekau į šeimą, kur, kaip sako, kepimo tradicijos gilios. Tada išmokė mane Anyta. Daug irgi naujų pyragų receptų. Susidėjo taip, kad dirbau kavinėje, vėl pramokau skruzdėlyną pas poną Petrą Krakauską. Ir man irgi ten kažkaip pavykdavo. Pagaliau namuose pradėjau nuo šito garso torto Napoleono. Ir vienam patiko kitam, vienas nuo kito, nereikėjo jokių reklamų, vienas nuo kito. Ir taip išgarsėjo tie mano pyragai, kad reikėjo atidaryti verslą. Kada iš vis sugalvojai, kuriais metais pradėjai verslą savo? Verslą į 5 metai, kaip mes užregistruoti. Kiek dabar darbuotojų turi? Nežinau, kad ne viena kepė. Ne viena. Per 4 yra pirmoji pamainoj, o antroji pamainoj tai ateina ūkininkės, katros padeda ir ilgai nedirba. Ja, dabar iš kur gaunate receptų? Ar pačios sugalvojat kažką, nes matosi, kad tų pyragų vis dažniau ir įdomesnių yra? Receptas gaunu. Kur pamatau, kad jei koks įdomus pyragas ir man patinka, tada dažniausiai duoda man jau receptą, išbandom, bet jeigu man ten pyragė nepatinka kažkas, tai aš savo pakeičiu. Ir dažnai būna, kad aš labai savo sugalvoju. Tai man skonis ne tas, tai kažko dadėt, tai atsims ir reikia visą laiką galvoti. Kūrybiškumo reikia daug. Dabar pasakyk, kur tuos savo gaminius išvežat, parduodat, nes Punslė matosi, kad yra parduotuvėse, bet tikriausiai ir toliau kažkur išvežat. Taip, vežam į Gižicką, Gaudapį, Augustavą, Suvalkus, Punską, bet iš viso tai ir siuntinius darau. Ir visoje Lenkijoje. Reiškia dar ir į Šedlicus vežam karts nuo karto, Balstogė. Kodėl konkursui mūsų kulinarinis paveldas sugalvojai, kad būtent Napoleoną parodysi visiems? Nes daugiausia ją užsakinėja ir perka. Ir pagalvojau, kad reikia važiuoti su Napoleonu ir tegu įvertina ir kiti. Galima sakyti, tavo dalis firminis pyragas yra.
Taip, pagrindiniai darom ir labai daug darom, nes dar yra tokių žmonių, kad nėra gavę. O mačiau, kad į Balstogę buvai nuvažiavus ne pati, buvai nusivežus daugiau iš Punsko žmonių, kas tau talkino? Nu, tai vyras ir kapela kumpė. Šitą tai pradžia buvo, reiškia, sugalvojo, tai Danutė Bobinienė, kad gal Vidai pagrosi, o Vidas sako, tai gal kumpę imam. Ir mumi labai jį padėjo ir visiems patiko, tikrai tokį akcentą davė, atmosferą gerą, kad aš džiaugiuosi savo, kad laimėjimu, bet džiaugiuosi, kad kumpė važinėjo. Na, šiuo metu yra tų produktų labai daug ir labai įdomių, pasiūla labai didelė. Kuo turėtų pagal tave išsiskirti tas produktas, kad sužavėti komisiją ir kad užimti gerą vietą su juo? Reiškia, kuom? Nu, turi būti skanus, iš gerų produktų darytas. Nu, ir jei paimši į burną, jau tiek, kad kažkas su jom yra gerai. Na tai ką, linkiu tik tais, kad komisija dar geriau įvertintų, taip kaip jau dabar Balstogei pavyko nominuotas tavo Napoleonas Perlui, tai kad ir Poznanėje jiems patiektų ir kad parsivežtai į Punską dar vieną perlą, nes jų jau ko gero bus 5, 5 dabar? Ko gero bus 5. Ačiū labai. Thank you.